Nuo rugpjūčio 1 dienos Telšiuose adresu Ventos gatvė 1 pradeda veikti dar vieni grupinio gyvenimo namai. Tai jau treti tokie namai Telšiuose. Šiuose namuose bus apgyvendinta 10 asmenų turinčių negalią. Jiems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis. Kad tokie namai reikalingi kalbėta jau senai, bet kad žodžiai taptų kūnu prireikė ne 1 metų. Projektas prasidėjo gan senokai, nuo 2014 metų, tačiau aš pati pradėjau nuo 2022. Todėl mes dalyvavome, buvom komisijos nariai ir ieškojome senų būtent namų pirkimui ir spręsdavome, kokia įstaiga ar kokioje viešoji įstaiga teiks tenai būtent tą paslaugą, grupinio gyvenimo namų paslaugą. Ir kai atsirado šis namas, mes jį apsižiūrėjome ir mes, aišku, norėjome, kaip pirties įstaiga, teikti šią paslaugą šiame name. Taip, žmonės bus su įvairia negale ir kompleksinė negale. Tai bus ir su fizinė negale, žmonės sėdintis neįgaliojo vežimėlyje, bus ir su psichosocialinė negale, su proto negale, intelekto negale. Taigi mes labai adaptuosimės ir tiesiog turėsime individualius socialinės pagalbos planus, kuriuos vykdysime čia, dirbdami kaip komanda. Deinstitutizacija yra ne tik garbės reikalas, bet ir prioritetas. Taip, įvairią negalę turintys žmonės turi galimybę gyventi normaliomis namų, o ne institucijos sąlygomis. Žmonės gyvenantis po vienu stogu tampa lyg darni didelė šeima, o jiems į pagalbą ateina socialiniai darbuotojai, kurie tokiuose namuose dirba ir budi 24 valandas per parą. Tai bus namai, tai yra namai, kuriuose jie galės gyventi, nes kiekvienas žmogus turi turėti savo namus, turi turėti tuos šiltus, jaukius namus, kaip ir kiekvienas kitas žmogus. Tai gyvensim kaip šeima, kaip viena didelė šeima jaukiuose namuose. Kadangi pamaininis darbas ar ne, darbuotojai dirbs po 12 valandų, savaitgaliais po 24 valandas, tai turėsim 6 individualios priežiūros darbuotojus, 1 socialinį darbuotoją, kuris dirbs darbo dienomis ir turėsim vyriausiąjį socialinį darbuotoją, kuris kuruos šių namų veiklą. O šiaip laisvės bus daug. Žmonės, kurie atvyks iš Dusteikių socialinės globos namų, seniai gyveno namų aplinkoje, todėl bus toksai pereinamasis etapas, pereinamasis laikotarpis, kai turės adaptuotis, turės priprasti, bet mūsų visi darbuotojai turi patirtį, turi norą padėti žmonėms ir manau, kad mes tikrai viskas bus sėkminga. Padėkos tai už bendradarbiavimą. Padėkos mūsų koordinatoriai Živiliai, taip pat iš savivaldybės, merui, vicemerui, mūsų vedėjai Leandrai Bukauskieniai, visom kitom specialistėm, o labiausiai didžiausia padėka yra mano komandai, mano būtent administracijos sektorius ir taip pat naujai sudarytai komandai, kurie jau prieš savaitę pradėjo viską organizuotis, ruoštis mūsų klientų atvykimui. Grupinio gyvenimo namų atidarymo iškilmėse dalyvavo nemažai garbingų svečių, tai ir valdžios atstovai, kitų socialinės paslaugas teikiančių institucijų vadovai, sveikatos įstaigų atstovai. Patalpas palaimino kanauninkas Jonas Ačas, skambėjo muzika, kvepėjo kava.